Sveiki. Kuris iš jūsų Tomas? Ai, sveikas, Tomukai. Sveikas, susimaišėm. Aš esu Tomas Padegimas iš Druskininkų, man 18 ir esu moksleivis. O kai užaugsiu, planuoju būti architektu. Man ta pati idėja, kad tu formuoji žmogaus gyvenimą, jo ritmą ir ką jis atsikėlęs veikia, kur eina. Toks jo kaip ir gyvenimo formavimas. Galiu interpretuoti tą jo gyvenimą, kaip nori. Šiandien Tomas žinomas scenoje neprojektuoti ruošiasi. Karate? A, čia ne tas talentas, palauk. Ne, tas. Sakė, karatistas. Aš girdėjau, kad esi beatboxeris. Taip, tai yra muzika. Tas pats, kas koks žmogus groja su gitara, klarnetu ar pianinu, tai taip pat aš beatboxinu, tai yra muzika. Bet bent kokią epizodą, jeigu gali, nes mes irgi, Beveik neblogi beatboxeriai Lietuvoje esame. Aš turiu bokseris. O aš bitą. O nebūna taip, kad pykint pradeda nuo visų šitų? Ne, tikrai nebūna. Labai gerai, lauksim tave sceną, nes su mikrofonu, kai tą darysi, bus dar kiečiau. Sėkmės, bičiulė. Iki. Sėkmės ir jom, vyrai. Beje, dzūkas beatboxeris tikrai tikisi auksinio mygtuko. Aš manau, kad surinksit vis taip, galbūt net auksinį mygtuką. Mes kartais darom tokį vieną metodą, bet jis labai geras ekspertas, kaip nuimti jaudulį. Kaip? O. Ne, aš to nedarysiu. Padaryk. Ne, reikia išties rankas, viskas gerai. Va taip, tu žinai šitą bairį? Ne. O, iškart dabar tu, susinervinai, Gavai šoką. kraujotakas sustiprėjo. Nelabai silpna buvo, palaikyk. Palaikyk. Tau rankų nereikės, ne? Reikės. Tau rankų nereikės, nu išties. Į kairę, nes mašinės reikės. Gerai. 3, 2, 1. Viskas, dabar apsisukit greitai į sceną, varai? Gerai. Varai. Labas vakaras. Sveiki. Pasakykit savo vardą, pavardę ir viską, ką turim žinoti apie jūs. Esu Tomas Padegimas iš Druskininkų ir atėjau jums parodyti, kas yra beatboxas. Kas yra beatboxas? Taip, O Tomai, jums kiek metų? 18. Ir beatboxas, be jokios abejonės, yra jūsų Gyvenimo dalis. gyvenimo dalis ir jūsų didysis talentas. Taip. Gerai. Aš linkiu jums sėkmės ir žinoma, jūs norite nugalėti su beatboxu savo, taip kad pasirodykit kaip įmanoma geriau. Publika jūs palaiko! Tikiuosi patiks. Štai, beatbox.
toks jausmas, kad ten buvo įlindęs svetimas ir jisai su juo kovojo, kaip neišlystų ir taip bandė sukišti atgal. Ne? Toksai buvo kova tokia. Tu žiūrėk, nusiėmė rankas ir toksai, Dieve, toks angeliukas, atrodo, nieko net nedarė. O kas ten dėjos? Gerai. Aš prisimenu, mano bičiulis pasakojo, kad jisai vieną kartą kaip tik beatboxino prie kompiuterio ir atsisuka, žiūri, močiutė įžegnoja, nes galvoja, kad velnės apsėdo. Ir iš tiesų, jūs prieš 300 metų jūs būtų sudeginę ant laužo už tokius darbelius. Bet jūs esate labai geras, jūsų talentas yra nenuginčiamas. Ačiū Jums labai, kad Jūs atvykote į Lietuvos talentus. Jūs mums tikrai praversit. Mūsų sprendimas. Justinai? Taip. Ineta? Taip, tikrai. Taip. Nu gerai, mano.